Prisiminiau tą laiką, kada aš buvau 46 metais čia. Koks didžiausias kontrastas, skirtumas tarp šito, kas buvo, kas šiandien palikta. Jų išėjimas iš čia paliko tavo čia paskutinių metų išbalintą, išdažytą, grožytą. Man skauda širdis, kad žmonės nepamatys to, kas čia buvo. Buvo čia labai daug. Čia palikta daug ašarų, daug kraujo, daug nuoskaudos. Šiandien žmonės, kurie ateina čia, ne visi supranta, kas čia buvo. Supranta žmogus tik tas, kas čia buvo. Atėjęs pažiūrėti, negali patikėti žmogus, kad čia buvo tas, ką mes čia pergyvenu ir matėm. Kiekvieno žmogaus čia partizanų buvimas, pokrininko buvimas, ypatingai tų metų, kada mes buvom čia 46 metais, 7 metais, 8 metais. Čia buvo žmonių didžiausias skaičius. Čia tik buvo kiekvieną dieną, kiekvieną naktį. Žinoma, dieną čia niekas nedirbo. Visas gyvenimas čia vyko tik tai naktį. Visi kankinimai, žudimai, čia viskas. Ir vot, kad aš atėjau čia 91 metais, jau aš čia dirbu 2,5 metų, kaip čia atrodė ir kaip šiandien atrodo viskas. Vis tiek mes čia kiekvieną dieną būname, vaikštom, bet priprasti prie to negalima. Ypatingai skaudu, kad čia atsirandi vienas, kada visi išeina žmonės ir ateina užrakinti čia visur. Baisu tas viskas. Atrodo, kad girdi, kaip čia žmonės dejavo, kaip čia žmonės buvo kankinami. Kodėl tas viskas padaryta? Žinoma, yra spėliojimų, bet mano nuomonė padaryta, kada jau jie prieš pučą jautė, kad čia reikės išeiti, jie norėjo palikti tą dėl žmonių, vis tik jie visą laiką, kaip mūsų apgaudinėjo, tai iki paskutinį momentą apgaudinėjo, norėjo palikti tą grožį, kad čia žmonės pagalvotų, kad čia ne kalėjimas buvo, o bendrabutis buvo. Ne, čia buvo visiškai kitaip. Tada čia buvo 58 kameros, ir jos visos pilnas. Ir visas mūsų gyvenimas buvo ant grindų. Čia yra kraujo, ašaro namai. Pasimelskime visi nuoširdžiai, prisimindami šios rūmus, šiuose rūmus, jūs patys žinot, kad daug žmonių nukentėjo nekaltai, buvo sušaudyti, nukankinti visokiais būdais.
Todėl mes turim didžiausią skausmą šiuose rūmuose ir mes esam dėkingi tiem žmonėms, kurie čia atvažiuoja, budi, saugoja mūsų brangiausią turtą archyvus. Nori išsaugoti mūsų vaikams, mūsų anūkams, kad žinotų tikrą teisybę, kai buvo nekaltai žmonės, kankinami, žudomi, vežami į Sibirą, į tremtį, išblaškom po visą pasaulį. Kai jie tik tai atėjo ir okupavo jau 40 metais, jau nuo pat Liepos 7 pirmas įsakas buvo suimti partijų narius, judėjimų, organizacijų ir aišku, tam suėmimui iškart reikėjo jiems sukurti operatyvinį aparatą ir visą šitą represinį ir tuo pačiu agentūrą, nes kaip jie sugaudys ir surinks tuos žmonės. Tai vat, kodėl aš tas bylas rodau. Čia yra labai įdomios pačios gal pirmos prasidėjus 40 okupacijai. Čia yra registracija bylų operatyvinių, kurios buvo užvestos sekamiems žmonėms, persekiojamiems. Ir štai pirmi įrašai, pirma byla, tai yra jau rugpjūčio 16 dieną 40 metų. Čia yra įvairūs asmenys, tame tarpe nepriklausomybės veikėjai ir partijų nariai, ir valstybiniai tarnautojai. Ir šita byla buvo tęsiama iki pat karo. Ir vat, jau yra paskutiniai įrašai, 41 metai, 41 gegužės, birželio 2 dieną. Dar vis, reiškia, užvedinėjo tas operatyvinės bylas, dar vis sekė žmonės. Ir verbavo. Čia neverbavo, juos tiesiog sekė, čia tų sekamųjų žmonių. Ir jų iš viso yra, čia įrašyta 1612 žmonių, kuriuos sekė, kurių dar nespėjo suimti, gal kai kuriuos jau ir iš jų suėmė. Tačiau šita byla nėra tokia stora, 1600 ir jie pasitraukė. O dabar šita byla, tai matot kokia stora ir palyginus su ta. Tai čia yra agentūra 40-41 metais užverbuotų žmonių. Reiškia patį tą operatyvininkų aparatą, tai jie sukūrė iš ko? Iš tų buvusių kompartijos narių, kurie sėdėjo kalėjime, daugiausiai tai čia yra Slanas ir Martavičius, jie visi buvo teisti nepriklausomybės laikais ir jie iškart įsijungė į šitą veiklą, į Guzevičiaus šitą firmą. Nu ir taip pat buvo atvežti iš Sovietų Sąjungos beveik visi. Tačiau šitie visi atvežtiniai, tai jiegi neturėjo ryšių ir vat, kad sekti šitos visus žmonės, tai jiem reikėjo didelės agentūros. Ir čia jie pradėjo verbuoti Lietuvoje žmonės ir čia yra registracijos žurnalas, čia yra slapyvardžiais visi agentai to laikotarpio. Ir pirmam lape matom, kad pradėta verbuoti 40 rugpjūčio 15. Ana byla 16 sekamas užregistruotas žmogus, o verbuoti jau rugpjūčio 15. Reiškia, vos tik jie atėjo ir iškart pradėjo šitą darbą daryti. Nu ir va, matos, čia tiek daug šitų agentų ir jų jau prasidėjus karui, čia vat byla tęsiama, vat datos yra, tai matosi, kada va jau 41 metais. Čia yra tik jų slapyvardžiai ir koks kagabistas su jais dirbo. Tai štai 41 va matau balandis, gegužis, dar vis aktyviai verbuoja. Gegužis, birželis, prasideda birželis. Tai štai va čia jau bus tas momentas, kai jau jie evakuojas. Va, čia net užbrauktas brūkšnys, birželio 20, reiškia paskutiniai užverbuoti. Olegas, Vesna, Barbora, Kazys, Gimnastas ir Sena. Ir jau prasideda karas, jie išsiveža šitos archyvus ir tų agentų savo bylas. Tai matot, kad buvo prasidėjus karui 7746 agentai. 44 dar frontas neperėjo visą Lietuvą, dar reiškia, jie neokupavo antrą kartą. Jau atėjo šitas rezidentas ir Gailevičius, va čia tie raudonieji partizanai, jie visi atstatinėjo ryšius su šitais va buvusiais agentais. Jau vos tik frontas artėja, jau jie iškart vėl atstatinėjo ryšius su tais agentais, kad iš karto turėtų atėję.
Na ir iš karto atėję, jie taip intensyviai verbavo ir taip pūtės tas aparatas, kad 51 metais pasiekė 27 000 agentų. Jie įgyvendino tą, ką sukurdavo partija. Ir mane tai baisiausiai nustebino. Aš taip įsivaizdavau, kad gal tie partijos funkcionieriai tokio lygio kaip Sniečkus ten, ar Paleckis, ar Gedvilas, aš juos vadinu partijos funkcionieriais, nors jie ten pareigas, aišku, ir vis tiek viskas buvo partijos rankose arba letenuose, o ten jau tas valdžios pasiskirstymas toksai dėl dekoracijų. Tai vat visi jie ir dar žemesnio lygio, netgi skyrių vedėjai buvo labai smulkiai, detaliai, neįsivaizduotinai detaliai, reiškia, informuojami, kas vyksta, kaip jiem sekasi užgniaužtą pasipriešinimą, netgi apie atskirų partizanų žuvimą jie informuodavo, jau nekalbant apie kokius stambesnių ten organizacijų atskleidimą ir suėmimą žmonių. Jau kai 52 metais nebegalėdami valdyti šitos agentūros, jie buvo įsakymas sumažinti ir sumažino 71% ir liko tik apie 7 000, vėl liko tiek, kiek prieš karą maždaug. Tai tada šitos visus, reiškia, sumažintus, daugelis jų jau tuo metu jie jau dirbo kokiose tai valstybinėse tarnybose, bet vat to meto yra dokumentų, iš kurių matos, kad kai juos pervedė į archyvą, kur jie dirba, tai iš to matos, kad jie ir ministerijose, ir partijos komitetai, ir instruktoriai, net iki valytojų, ten paprastai ir valytoje nedirbo. Tai jie visi matos, kad jie buvo agentai. Ir 53 jau norėdami šitą ryšį užtušuoti, kad partija yra švari ir krištolinė, o čekistai galbūt kartais susitepa netyčiom. Tai jie jau liepė šitose dirbantiems išrinktose pareigybėse, tai čia ir profsąjungos, ir partijos, ir jaunimo, ir taip pat ministerijose, ir kitose aukštesnėse pareigose, apylinkių pirmininkai taip pat, jau jų darbo ir asmens bylos sunaikinamos ir jie lieka švarūs, kad jie bendradarbiavo kaip agentai, jau pėdsakų nelieka. Ir iš to laikotarpio, iš to, kur matosi pėdsakai tie, tai matos, kad visa ta sovietinė nomenklatūra tai ir buvo šnipeliai. O paskui jau jų vaikai siekė mokslo, turėjo ateitį ir už tai jie turi tokį potencialą intelektualinį ir viską. Kiek ta buvo ideologija vertinga ir kiek kitai parodė dabartiniai laikai. Faktiškai juos mes vadinam kairiaisiais ar komunistais ar neokomunistais, bet faktiškai ten tos ideologijos irgi labai ne. Tai yra mafijoziniai, gražiai tokia granitiniai struktūra reiškia, kuri jungia ar intereso vieno žmonės, ar šiuo atveju gali būti ir kaip nusikaltimo bendrininkus ir jie stipriai būtent laikosi tokių interesų. Dar grįžtant prie to pačio istorinio tokio ir analizavimo, jau po 52 metų, kai šitą aparatą taip sumažino agentūrinį, jau kita tvarka, jau įsiveda naują kategoriją patikimi asmenys, kurių iki tol nebuvo. Patikimi asmenys jau jie ne agentai, jie dirba bet kokį darbą valstybinėse struktūrose ir jie, reiškia, geranoriškai, be jokių slapyvardžių, nesislapstydami, jie teikia žinias. Tai va šitą kategoriją patikimi asmenys, tai čia jau tikrai visa sovietinė nomenklatūra, jau jie ne agentas, bet jis atseit iš patriotizmo jis teikia žinias. Tai šitie, tai ir yra mūsų visuomenė, gali sakyti, tai jų buvo maždaug 3 kart daugiau negu agentų. O agentų, paskui jau po Stalino mirties, tai visą laiką vienu metu buvo mažiausia, tai apie 3000, o toliau vis tiek kilo ir paskutiniu metu buvo apie 6. Tai šitų patikimų 3 kart daugiau negu šitų maždaug buvo. Tai jie visai nesislapstydami, jie mūsų visuomenė, jie ir dabar visi valdžioje, jie užėmė visas struktūras, jie turėjo mokslinius laipsnius, jie turėjo ir kapitalą, ir viską, ir užsienius važinėjo. Tada, reiškia, kada mane 3 mėnesius tardyba, einu į tenai, į kiekvieną
beveik ištisoms paroms. Aš nežinau, iš kur buvo sveikatos. Žinoma, milžiniškas sudėjimas buvo, kadangi man buvo 24 metai, 94 kg svoris, raumenų daugiau kaip pas gerą vėrašį ir todėl aš tik tai šitas kančias turbūt ir atlaikiau. Kitas mano vietoj būtų miręs greičiausia nuo šitų kančių. Po to, reiškia, po 3 mėnesių, kada atvežė čionai, į šitą KGB, tai mane net nepriėmė čionai, palaikė, apžiūrėjo, pasakė, kad tokie звери не видели, не было здесь. Везите обратно, nes aš buvau visas plaukai didelė, krūvinė, sukepę, kaip ragai stovėjo visur. Reiškia, baisiai į žmogų nepanašus, apžėlęs, nepraustas 3 mėnesius, niekad nedavė man nusipraust veidą ar ką nors. Krūvinas ir rankos, ir veidas, ir vežė mane į Varėną atgal. Ir vėl aš su juo susitikau tenai. Va. Ir vėl jis mane apkeikė ir dar apmušė, o tada liepė, kad mane nupraustų, nukirptų miesto pirtį. Po šito visko, reiškia, atvežė po poros dienų vėl čionai, o už šitą gerą darbą, kiek man žinoma, jis pats aktyviai dalyvavo gaudime partizanų su savo kagabistais Varėnos ir stribais ir už aktyvų darbą, o jis buvo atsiųstas iš Leningrado, ten baigė jis spec KGB akademiją, buvo kagabistas kaip reikia, mokėjo elgtis kaip reikia ir jį už šitus gerus darbus greitai reiškia, perkelė čia, pakėlė papulkininku, paskui pulkininku. Paskui jis net išdirbo teoriją tokią, kaip elgtis su kaliniais, kurie grįžta iš Sibiro arba iš lagerų. Jo yra knygutė tokia net išleista. Tai buvo ypatingai žiaurus žmogus. Tai maždaug toks kaip ir Martavičius pulkininkas, kuris čia buvo KGB viršininkų pavaduotojas. Kur pagal bylas, pagal viską žinoma, kiek jis skriaudos padarė, kiek per jį 1000 žmonių žuvo. Mirė, nuo kančių mirė. Prašom taikos pasauliui, Jėzau, ramybės karaliau, karštai meldžiame taikos, kurios taip reikia pasauliui. Į savo švenčiausių širdies siųsk pasauliui dievišką pasigailėjimą, kad baigtųsi nesutikimai ir visur viešpatautų taika ir meilė. Valdovams ir visiems žmonėms įkvėpk taikos minčių, pašalink nesantaiką, kuris skiria tautas vieną nuo kitos. Tu pralėjai savo brangiausiai kraują, kad visi gyventume kaip broliai, tad sutaikink žmonės, šeimas ir valstybės. Amen. Dėl to, kad jei Vokolovas mušė iki negyvo, tai Martavičius mėgdavo šokinėti ant krūtinės. Reiškia, Martavičius, kada mane čia mušdavo šituose rūmuose, tai liepė stot man ant rankų ant kojų. 4 kagabistai stoja, vienas kagabistas ant vienos kojos, kitas ant kitos, trečias ant rankos, 4, o pats Martavičius, svoris jau maždaug 90 kg, stoja ant krūtinės ir supasi. Ir liepia, gavary, fašist. A ką gali kalbėti, kada 5 vyrai ant tavęs stovi? Aš tik tai, va čia tokia kalba buvo. O paskui pradeda visi spardėti dar, apart to pasisupimo. Aš sąmonės netenku. Na, aš kūdikis buvau, skaitykit, tik 18 metų suėjęs. Į pogrindį stojau 16 metų. Ir sėdžiam tos sudėgytis, rankas sudėjęs. Negrįžaisi. Nu kiek, pasėdėjau, 2 valandas gal. Akyse tamsu aš nuvirtau. Na, tokie va, veidai priejo daumūlai, davai kojo mausti. Nu, pasaudęs atsibundu kamerui. Pas kunigas Baltrumanaitis man šaltą vandenis deda gaivinų. Pažiūrėjo pravalčiau. Aha, atsigavo, na, dapros. Ir vėl savinė ant to paties kampelio. Tu čia kiek parvežį gavau muštų, čia aš nedaug mušdavau. Bet užteko ir to. Na, man baigė tardymą, paskiau Lukiškė. 49 pradžioje atsidūrė Českas Ganė. Tas stabdytojas pasodina tave ant taburetės. Ir jisai taip aplink tave vaikščioja, duoda klausimus ir staigiai vaikščioja taip ir su kulnu pataiko į krūtinę šičia duobutę, kažkaip atidirbęs, ir su špicu bato pataiko į pasmakrę.
Ir tu persiverti per tą taburetę, jis labai patenkintas, supranti jau. Jo, atlikęs tokią kravatinį didelį numerį sportinį. Tai jau čia tokia buvo, jau čia skaityk jau toks cinizmas kažkoks. Tai čia tikrai aš tai šitą tegu kas sako, bet žydų tauta jinai labai kentėjusi nuo visų. Į jų tarpę yra tikrai išaugusi šitą keršytojų žmonėm, kaip jie vadina, gojam, nusikaltėlių, toks yra, jų tarpė yra šitų žmonių, tikrai. Ir aplamai, aš su lietuviais tardytojais nesusidūriau, mano sėkmingai praėjau, mano visi vertėjai buvo žydukai ir tardytojai žydai. Nei su vienu, net šitas šakių, tas kaip jo, tas glikas, net tas, supranti, dar yra uždavęs man per veidą, supranti. Šiandieną man sunkiau, kad aš labai, kai kada tokios moteris biškiai, toks jaudimas nenormalus yra, reiškia. Ką paklausė, ką mes laimime, reiškia, čiaunais budėdami. Tai va, ir šitokias istorijas per tą mūsų budėjimą atidaro. Tai jūs galite jausti, ką reiškia mūsų budėjimas. Ir čia aš dabar papasakojau. Jau ne tiek, kad man sakė, kad jis toks yra, bet jau kam reikėjo, matė dokumentus. Jo byla likusi čia. Dalina galbūt, bet likusi. Ir šiandieną, kada žmonės, nebijodami, tą klausimą prašys, atrodo, jau 12 numerį ar 11 Laisvės kovų archyvuose, tikriausiai su visom pavardėm, su slapyvardžiais į jo gyvenamą vietą. Ir mes, atėjus laikom, sakom, jau netylėsim ir parodysim iš savo gyvenimo aplinkos žinančių žmonių, kad tokį kartu eina su tais niekšais ir gyvena. Aš juos kitaip nepavadinu išdabikais ir niekšais. Nes mūsų gyvenimas, kai sako, baigėsi, mūsų štai negali, kai sako, ar ten kas nors gali ten kaltyti, ar tenais grasint. Nu, ką ten mus grasint? Kad jų tas darbas ne tik tai tas yra dar dalinai, kaip sakant, niekšiškas, tik yra daug baisesnių dalykų. Vieną jisai prašė, kai nuvažiavo mūsų istorikai, prašė nepagarsinti vardan sūnų ir neišduoti jojų. Prašė jisai.